Seimas priėmė rezoliuciją, kuria kviečiama 26 metus pažymėti kaip Lietuvos tautinių bendrijų metus ir taip dar labiau suteikti reikšmingumo tautiniam bendrijom. Istorinė patirtis, kurie lydėjo LDK mūsų valstybingumą, buvo kūriama būtent ant įtraukties ir integracijos. Visos tautos, visos religijos, visos kultūros rasdavo save ir rasdavo savo galimybę klestėti mūsų LDK. The most important part is to have a willingness to engage and to be curious about other residents or other citizens in your neighborhood. Šiuo momentu mes turime vis daugiau politinio atstovavimo, kurį turi tautinių mažumų atstovai, ne dėl to, kad jie yra tautinių mažumų atstovai, čia reikia pabrėžti, bet dėl to, kad jie yra talentingi. Tautinių bendrijų nevyriausybinės organizacijos gali padėti valstybei kurti labiau integruotą visuomenę. Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros naujausi duomenys rodo, kad daugiau laiko reikia skirti pabėgėlių įdarbinimo klausimui bei pabėgėlių švietimo klausimui. Migracija bus papildas, yra papildas, tai tikrai negali būti maistas, bet dėl dozės turbūt svarbiau yra lankstumą išlaikyti. Siekiame sumažinti ar sugriauti mitus apie jų norą arba nenorą mokytis. Mes galime sukurti tokią aplinką, kurioje pats žmogus įsitrauktų ir pats integruotųsi. Tikime, kad galime pasitelkti kultūrinę ir tautinę įvairovę valstybės pažangai.